į kurį buvau nuvykęs, gavęs gyventojų signalus dėl labai padidėjusių nemalonių kvapų. Ką aš ten radau, buvau suderinęs su Vilniaus apskrities atliekų centro direktorium Gintaru Čukausku, kad man tiesiog leis pasižiūrėti, kas ten iš tikrųjų yra į sąvartyną vežama. Buvo gyventojai įtarė, kad ten gali būti vežama nuotekų valymo įrengimų dumblas. Kažką panašaus ten ir pastebėjau. Leidime išduotame eksploatuoti Kazokiškių sąvartyną yra leidžiama ten talpinti, deponuoti valymo įrengimo smėliagaudžių smėlį. Smėliagaudžių smėlis tai yra smėlis, kuris pakliūva kartu su nuotekomis, tai nuo gatvių smėlis, iš pačių valymo įrengimų ir iš nuotekų. Ir mano akyse, mes buvom kartu su mūsų ekologu, mano akyse buvo išverstas šitas viena mašina to smėlio. Ir kaip pavyko išsiaiškinti technologiją, tai yra smėlis, kuris yra sunkesnis už dumblą. Dumblą Vilniaus vandenis savo valymo įrengimus eksploatuodami jį išima, džiovina ir deponuoja tikrai ne Kazokiškių sąvartyne, o smėlis yra vežamas į mūsų sąvartyną. O smėlis yra paprasčiausias, iš tikrųjų smėlis, bet jis yra gausiai persigėręs būtent tuo nuotekų valymo dumblu ir kvapas yra jo lygiai toks pat kaip nuotekų valymo įrengimų dumblo. Tačiau leidimas, kaip minėjau, yra deponuoti tą smėlį Kazokiškių sąvartyne. Tai artimiausiu laiku bus mūsų rūpestis tiesiog kreiptis į Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovybę, tai yra į tarybą stebėtojų, į valdybą, kad šitas smėlio vadinamo deponavimas būtų nutrauktas. Tikėtina, kad tada šiek tiek pamažės ir kvapų. Tai tokią informaciją aš jums norėjau pateikti. Kai bus kažkas tai daugiau, kaip mums seksis tą pasiekti, kad ten nebūtų deponuojamas tas smėlis, tai galėsim informuoti šiek tiek vėliau.